va, 15 kvadratų mustaš, sparnelis, parakaitas. Skrendu dabar, kai yra pastovus vėjas 11 metrų ir gūsiuose iki 14 metrų su pusė. Matosi ant jūro šuorai. Dabar pati pradžia apsiprasiu. Pasižiūrėsim, kaip jisai valdosi pradžiai ramiai, o paskui galima bus fintus daryti kažkokius. Bet noriu pirmą pasitestuoti ramų skridimą. Gerai, kol kas ramu, viskas gerai, stabiliai. Aišku, su mėgstinuku, lauke apie 19 šilumos. Kiaurai visą pučia, nes greitis yra nemažas. Srauto atžvilgių, dabar gal žemės atžvilgių nėra stipriai, bet visai neblogai. Nu, bandom iš jų pasivartyti. Nu, gal nesivartysim. Pradžiai labai žemėjimas stipriai jaučiasi. Gerai. Skrendasi kol kas toks strakalas. Rankytėm reikia dirbti, reikia. Oho. Seniai, kad taip šniokštė per mane kiaurai viskas. Galim biškį palei medžius. Šiek tiek apsižiūrim, kas vyksta. Kol kas ramiai. Nu va, Martynas apačioj sudarėm. Darius irgi laukia su savo eilės. Gerai. Geras greitis, geras. Labai gerai viskas, kol kas greičio turim. Rankytė vėl dirbam, nes mažam aukštyje yra daugiau turbulencijos. Kadangi stiprus vėjas atsimuša iš laito, atsiranda priešiniai gūsiai tokie. Bet viršui, kad stabiliai pučia labai. Nu, sparno greitis yra įspūdingas. Atleidus vairus, šaunam žemyn, bet ir greitis. Tada pritraukiam, šaunam į viršų. Geras jausmas. Vėjukas tai nevaikiškas. Gerai, pabandysim nuvaryti į aukščiausią vietą, aukščiau susirinkti ir pažiūrėti, kaip guldosi jisai. Žiūrovų turim. Gerai. Nu, geras jausmas. Yra ką veikti, yra. Teko skristi su Tune Raideriu 15 kvadratų. Nu, tai ten irgi nesveikas strakalas, bet mažoj kokoj, aukščio neturėjau tiek, kiek dabar. Tai įspūdingi greičiai, nes viskas vyksta palei žemę. Aišku, šūto gal pasi mažiau, bet glaidas didesnis. O mustašė yra šūtas geras. Nu, ta prasme, šūtas tai yra, kai atleidi vairus, smengi žemyn, bet paskui staigiai užstabdžius, jis tai šauna vos net dvigubai aukščiau. Tai va, tai šūto turi geresnį mustašas 15 ar ten kažkelintas, nesvarbu. O kaip ir bandytas ir Tune glaideris, tai jo, jie yra biški su glaidu daugiau turi. Taip, dabar mes guldom, žiūrim, kas vyksta. Žemyn smengam. Švilpėvėjai. Opa! Aišku, dar man nėra drąsu, nes nepratęs prie tokio sparno, bet principą suprantu, kaip jisai valdosi. Tai žinau, ką darau. Viskas yra valdoma. Pradžiai turime vis tiek, reikia apsiprast prie šito sparno, nes jisai nėra skirtas paprastam skraidimui. Turi būti žmogus su patirtim, suprasti, ką daro. Tai va, tai sąlygos geros sąlygos, kai lapniukės dangus. Ir aišku, reikia pabandyti
jo užstabdyti nelabai galima. Labai, nes gali daryti reikalų.